Labas. Šiandien noriu pakalbėti apie knygą. Ši knyga tau bus labai naudinga, jeigu mokaisi lietuvių kalbos ir tavo lygis yra kažkur, B1 arba B2, o galbūt netgi A2. Ši knyga yra parašyta, šios knygos autorius yra Kęstutis Kasparavičius. Ir knyga vadinasi Kvailos istorijos. Kęstutis Kasparavičius yra iliustratorius. Jis kuria iliustracijas, bet tuo pačiu yra ir rašytojas. Ar ne? Jis yra iliustratorius, kuria iliustracijas ir taip pat rašo Kęstutis Kasparavičius. Ir ši knyga vadinasi Kvailos istorijos. Čia yra rinkinys labai trumpų istorijų. Trumpų istorijų apie daiktus iš kasdieninio gyvenimo. Tiesiog, pavyzdžiui, ar ne? Batai, yra istorija apie batus, ar ne? Yra istorija apie sūrį, apie svogūnus, apie sniego senį, ar ne? Čia galime pamatyti, ar ne? Rinkinį visų dalykų, visų iliustracijų iš knygos, ar ne? Yra istorija apie tualetą, yra istorija apie morką, yra istorija apie karvę ir šulinį. Ir šitos istorijos yra labai trumpos ir jas gana lengva skaityti, bet tuo pačiu jos yra labai įdomios. Man jos šiek tiek primena Ezopo pasakėčias, ar ne? Žinote Ezopą, tą tokių trumpų istorijų, pamokslų, tarsi autorių iš senovės Graikijos, ar ne? Ir aš norėčiau, ir kiekviena istorija taip pat, ar ne, pamiršau pasakyti, kiekviena istorija turi iliustraciją. Jeigu jūs skaitote ir truputį sunku suprasti, jūs nesuprantate, jūs galite pažiūrėti į iliustraciją, ar ne, ir suprasite apie ką istorija. Ir aš norėčiau su jumis šiandien paskaityti vieną istoriją ir pažiūrėti, noriu, kad jūs pažiūrėtumėt, ar jums sunku suprasti, ar suprantate, gerai? Tai pirma pažiūrėkime į iliustraciją, ar ne? Istorija vadinasi 3 knygos, ir iliustracijoje matote 3 knygas, ar ne? Viena didelė knyga su akiniais ir ta knyga, didelė knyga su akiniais skaito kitą knygą, ar ne? Mažą knygą. Ir dar kita knyga, mėlyna knyga čia, kuri sėdi ant kėdės atbrailos, ar ne? Skaito tą didžiąją knygą. Ir taip pat skiriasi jų nuotaika. Atrodo, kad šita knyga ir šita, jos tokios laimingos, ar ne? Jų nuotaika gera, bet šita atrodo liūdna knyga, nelaiminga. Paskaitykime dabar pačią istoriją ir pažiūrėkime, kodėl šita knyga linksma, kodėl šita knyga liūdna ir kodėl jos viena kitą skaito, ar ne? Pabandykime. Gerai? 3 knygos. Vienoje lentynoje gyveno 3 knygos. Pati didžiausia ir storiausia buvo labai protinga. Kitos 2 knygos buvo mažos. Viena iš jų linksma, o kita liūdna. Supratote? 3 knygos, ar ne? Viena, kuri pati didžiausia ir storiausia, ar ne? Didžiausia ir storiausia knyga buvo labai protinga, ar ne? Tai šita knyga, pati protingiausia. Ji turi akinius, ar ne? Tai reiškia, kad ji protinga, ar ne? Šitoje iliustracijoje. Ar ne? Ir 2 knygos buvo mažos ir viena buvo linksma, tai turbūt šita, ar ne? Šita knyga yra linksma, o šita knyga yra liūdna, ar ne? Galime toliau. Didžioji knyga labai mėgdavo paskaitinėti linksmąją knygutę. Ji pasisodindavo tą mažylę savo ant kelių
ir skaitydama tyliai kikendavo. Suprantate? Didžioji knyga, šita knyga, ar ne, labai mėgdavo skaityti. Ji labai mėgdavo skaityti, paskaitinėti reiškia truputį skaityti, linksmąją knygutę, ar ne? Didžioji knyga labai mėgdavo skaityti tą linksmą mažą knygą. Šitą knygą, ar ne? Didžioji knyga mėgdavo ją skaityti. Ar ne, ji pasisodindavo ant kelių, čia, ar ne? Ji pasisodindavo šitą mažą knygą ant kelių, didžioji knyga pasisodindavo mažąją ant kelių ir skaitydavo ir kikendavo, ne? Kikenti reiškia juoktis. Juoktis. Gerai? Tyliai juokdavosi, tyliai kikendavo. Liūdnoji knyga irgi neleisdavo laiko veltui. Ji tuo metu studijuodavo didžiąją knygą. Liūdnoji knyga laikėsi nuomonės, kad neverta gaišti laiko juokams ir skaitė tik išminties ir rimties kupinus puslapius. Tačiau dėl to pati darėsi vis liūdnesnė. Gerai? Liūdnoji knyga, ar ne? Kas yra liūdnoji knyga? Šita knyga yra liūdna. Čia yra liūdnoji knyga. Ar ne? Ir ji neleisdavo laiko veltui. Leisti laiką veltui reiškia švaistyti laiką. Tiesiog nieko nedaryti, ar ne? Jūs sėdite, aš sėdžiu ir nieko nedarau. Tai yra švaistimas laiko, ar ne? Arba tiesiog švaistyti pinigus, ar ne? Leisti pinigus veltui. Irgi jūs perkate daug dalykų, kurių jums nereikia. Reiškia, kad jūs leidžiate pinigus veltui, ar ne? Jūs nieko negaunate. Tai liūdnoji knyga šita, ji nemėgdavo leisti laiko, ji neleisdavo laiko veltui. Ji skaitydavo, liūdnoji knyga skaitydavo didelę knygą, didžiąją knygą. Nes ji galvojo, kad neverta gaišti laiko juokams. Kad, tai nėra prasminga, ar ne? Tai nėra vertinga. Tiesiog juoktis, ar ne? Geriau yra skaityti rimtas knygas. Jai taip atrodydavo ir jinai skaitė tik išminties ir rimties kupinus puslapius. Ar ne, išmintis yra, kai jūs esate išmintingas, nežinau, kaip koks filosofas, ar ne? Arba mokslininkas, jūs esate išmintingas, jeigu esate filosofas, ar ne? Arba rimtis, irgi kažkas rimto, kažkas, kas nėra susijęs su juokais. Bet skaitydama, ar ne, jinai vis darės liūdnesnė ir liūdnesnė. Jinai skaitė tą rimtą kupiną išminties ir rimties knygą ir jai darėsi liūdna nuo to. Gerai, tęskime. Tu tapai per daug liūdna, kartą pasakė protingoji knyga. Tokios tavęs niekas neskaitys. Paskui paėmė ir išpurtė iš mažosios vargšelės visas paines ir nereikalingas mintis. Ir toji vėl tapo paprasta liūdna knyga. Ar ne? Supratote? Tai šita maža knyga skaitė šitą rimtą ir protingą knygą, bet galų gale ta rimta ir protinga knyga pasakė mažajai liūdnai knygai. Tu per daug liūdna, ar ne? Tavęs niekas, joks žmogus nenorės tavęs skaityti, niekas tavęs nenorės skaityti, jeigu tu būsi tokia liūdna. Ir jinai paėmė tą mažą knygą ir pradėjo purtyti, ar ne? Čia matome, kaip jinai purto. Visas mintis, visas sudėtingas, visas paines ir nereikalingas mintis. Painios mintis, suprantate? Painios. Sudėtingos ir painios mintis. Jį visas išpurtė. Ir tada šita knyga, ar ne, šita knyga vėl tapo paprasta. Liūdna, bet paprasta. Ar ne? Matote, ar ne? Tokia paprasta, neįpareigojanti istorija, ar ne? Bet aš manau, kad lietuvių kalbai mokytis
taip pat ir graži, įdomi istorija, bet ir lietuvių kalbai mokytis tikrai gali būti naudinga. Šitoje knygoje yra daug panašių istorijų. Daug. Jos labai trumpos, kalba gana paprasta. Jums tikrai, manau, bus naudinga. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, ar jūs supratote šitą istoriją ir ar jums jį patiko. Parašykit komentaruose. Iki.